Šie metai, tai aš manyčiau, yra daugiau, sakau, va, tai mūsų komerciniai veiklai susistiprinti ir pabandyti padėti jums būtent didinant pardavimus. O toliau jau kitiems metams galim planuoti tada plėtrą. Plius kurjeris, aš manau, kad jūs tikrai tai labai įvertinsit, nes absoliučiai su visais ūkininkais, su kuriais jau bendradarbiaujam ir šiaip bendraujam, tikrai labai daug bendraujam, mes matome tą didelį poreikį būtent pervežti prekes. Ne tik tai turėti va, tos galutinius taškus, kuriuose jūsų klientai prekes atsiema, bet būtent pristatyti tuos galutinius taškus. Aš kartais net pajuntu tokį dalyką, kad didesnis poreikis yra pervežti, negu turėti daug taškų, kuriuose galutiniai vartotojai gali atsiimti. Mūsų galutiniai vartotojai yra pakankamai judrus, nes, kaip minėjau, tai yra aktyvūs žmonės, tai yra jauni ir vidutinio amžiaus žmonės, kurie taupo laiką, jie juda, jie nebūna namuose. Čia nekalbam apie tuos, kurie pageidauja, kad prekės būtų pristatytos iki durų. Čia kitas visai segmentas yra klientų. Va, tai čia gal netgi tas taškų, aš sakyčiau, gal svarbiau yra eiti į kitus miestus, negu plėstis kažkokiam vienam konkrečiam mieste. Tai vat.